Sveiki, jūs žiūrite laidą Aktualus pokalbis su Kristupu Krivicku. Apie karščiausias šių dienų aktualijas ir apie tai, kas Lietuvos žmonėms svarbiausia. Artėjančiuose Seimo rinkimuose kalbame su Lietuvos regionų partijos kandidatu Zenonu Vaigausku. Sveiki. Labadiena. Sveiki. Remiantis naujausią Lietuvos žmonių apklausą, Lietuvos regionų partijos lyderiai Jonas Pinskus ir Živilė Pinskuvienė yra tarp palankiausiai vertinamų šalies politikų. Gerbiamas Zenui, jūs kaip Lietuvos regionų partijos atstovas dalyvaujate Seimo rinkimuose Kelmės Šilalės vienmandatėje rinkimų apygardoje. Taip pat esate įrašytas 5 numeriu partijos sąraše ir daugybę metų domitės politiką, esate ilgametis vyriausios rinkimų komisijos vadovas, taip pat ir, kiek žinau, patarėjas Seimo nariams ir partijų lyderiams ir taip pat rinkimuose dalyvaujate ne pirmą kartą, tikrai sukaupęs milžinišką politinės visuomeninės veiklos patirtį ir tikrai esate įsigilinę, stebite procesus ir tikrai žinote, kad jau ne viena Lietuvos regionų partijos lyderių iniciatyva, frakcijos Seime iniciatyva, net įregistruota įstatymų pataisa, sulaukė didelio rezonanso. Buvo plačiai aptarinėjama žiniasklaidos, visuomenės ir norisi jūsų paklausti. Įregistruota įstatymų pataisa, numatanti, kad kas yra aktualu, neseniai prasidėjo mokslo metai, įstatymų pataisa numato, kurią registravo regionų frakcija, kad LGBT informacija mokyklose vaikams ir darželiuose vaikams gali būti pateikiama tik gavus raštišką tėvų sutikimą. Kandidatuojate Kelmės Šilalės apygardai. Kaip jaučiat, kaip manot? Tai atliepia rinkėjų rūpestį, tai jiems yra aktualu, jie palaiko tokį sprendimą? Aš manau, kad rinkėjai yra patys įvairiausiai. Žinoma, didžiai daliai rinkėjų, kurie nori auginti šeimas, turėti palikuonis, juos auklėti, džiaugtis savo senatvę anūkų apsuptyje, tai tikrai tas dalykas atrodo tinkamas. Tai yra tradicinis, visų tautų, tame tarp ir mūsų tautos, sakyčiau, labai svarbus kultūrinis paveldas. Yra, žinoma, ir kitokių žmonių. Mūsų partija jos žiūri, kad jeigu jau taip yra, kad tikrai nori tą vienalytę meilę ir panašiai, tegul būna, gyvena kartu, bet nereikia to dalyko prievartą primetinėti kitiems žmonėms. O čia svarbiausias dalykas ir dėl to atsirado tas įstatymo projektas, kad jeigu tėvai sutinka, laiko, kad tai yra reikalinga, rašytiškai patvirtina tą dalyką ir tas, reiškia, informacija gali papildomai jos plėsti. Didžiausia bėda turbūt yra tai, kad pas mus atsirado tokia tendencija, kad kokias tai idėjas norima brukti per prievartą kaip labai geras dalykas, visiškai nežiūrinti, kas iš to išeina ir kiek tai visiems tinka. Juk iš tikrųjų, ten, sakykime, tų žmonių procentas, kurie nori jausti meilę savo tos pačios lyties asmenim, yra nedidelis procentas visuomenį. Jis visą laiką buvo. Buvo, aišku, jie persekiojami, jie nukentėjo, mes nelaikom, kad juos reikėtų persekioti ir stabdyti, bet nelaikom, kad reikėtų vykdyti jų propagandą visai kitų žmonių, darant žalą, netgi tiem, kurie yra to pojaučia, nejaučia, kad tai netaptų kažkoks mados dalykas ir jo labiau, kad jis tai netaptų privertinių dalykų. O gal čia yra politinių tam tikrų partijų tiesiog įrankis kelti šitą klausimą, brautis, priešinti visuomenę ir per šito klausimo užaštrinimą burti savo elektoratą. Tiesiog toks paprastas, sakykime, pragmatinis interesas. Taip, lygiai taip ir yra. Iš tikrųjų, tai politikų atsiranda tokių, kurie suranda kitą kartą klausimą, galbūt ir ne patį populiariausią turinti palaikymą tarp žmonių, bet jie bando įsitvirtinti. Nišinis. Nišinis šiuo atveju, mano galva, klausimas, bet ir ne tik nišinis, ir kitais klausimais atsiranda ir politikai bando ant šitos idėjas stumti, ir surinkti politinius dividendus, kitą kartą netgi, sakykime,
nu, patys gal tam dalykui ne per labiausiai pritardami. Tai nėra, sakyčiau, geras dalykas politikoje, nelieka įsigilinimo, nelieka analizės situacijos, o lieka grinai toksai, mano supratimu, balsų medžioklė, populiarumo, populistinis grinai dalykas, negalvojant galų gale, kaip tai atsilieps visuomeniai. Mes kaip tik priešingai, nu čia ne iš tos srities, ne iš tų santuokų, mes galvojam, kad Lietuvai viena iš didžiausių problemų yra demografinė problema. Jūs niekam nepaslaptis, mūsų beveik milijonas Lietuvos gyventojų yra išvažiavęs į kitas šalis, turbūt Lietuva praradus yra daugiau žmonių, plus mažėjantis gimstamumas, iš principo mes esam nykstanti tauta, kad liūdna pripažinti. Itin sparčiai. Nu, žinot, ne pati sparčiausia Japonai pasaulyje mus lenkia. Ir dar kažkas ten skaičiau, bet mes prie galo. Bet mes esam prie tos, reiškia, lyderių ir iš tikrųjų tai yra didžiulis pavojus, kuris sukelia daugybę kitų pavojų. Juk tada Lietuva tampa labai tokia viliojanti vieta, kur norėtų žmonės bėgti nuo visokiausių ekonominių negandų, karo nelaimių. Jūs turite omeny imigraciją. Imigracija, aš turiu galvoje. Tai ką reiškia palankime? Lietuvoje jau dabar šiuo metu yra 10% gyventojų mūsų Lietuvoje yra tie imigrantai. 250 000. Tai yra, net atmetus ukrainiečius, kurių yra apie 70 000, tai yra vis tiek milžiniškas skaičius. Tai yra Baltarusija, Kirgistanas, Kazachstanas, visos NVS, tada centrinės rytų Šiaurės Afrikos, Pietryčių Azijos. Jau dabar ta invazija yra milžiniška, todėl kad verslui yra poreikis pigios darbo jėgos ir tokiu būdu absoliučiai ir nacionalinio saugumo, ir socialinės ekonominės problemos. Tai jūs esate vienas iš Lietuvos regionų partijos, beje, čia ir žiūrovom, ir rinkėjim noriu akcentuoti, kad Zenonas yra vienas iš Lietuvos regionų partijos programos, sakykime, struktūros autorių, kūrėjų. Tai gal šituo aspektu galite atlikti? Tai man buvo patikėta vadovauti programos kūrimo rašymo grupiai. Ten dalyvavo, žinoma, daug žmonių, idėjų ten yra įvairių. Tai jeigu pratęsiant tą pokalbį apie imigrantus, tai Lietuva tampa viliojanti valstybė. Dar daugiau, reiškia, jeigu pasaulyje vyks atšilimas, atsiras dykumos, o tai mes žiūrėkime platesnį iniciatyvą, ne tai, kas įvyks ryt po rytą, tai dėja mums, reiškia, kaip tautai tikrai reikia susirūpinti gimstamumu, savo išvykusių piliečių sugrąžinimu. Mes šito dalyko irgi labai silpnai užsijom ir mes galvojam programai įrašyti vis dėlto tą dalyką prie tų tradicinių dalykų, ką ir kitos partijos būtinai tvirtina ir kiek tai daugiau ar mažiau yra vykdoma, rūpestis vaikais, rūpestis šeima, mokykla panašiai, rūpestis seneliais, rūpestis, reiškia, socialinė sauga, įrašyti tai, kad pensijos priklausytų nuo tiek, kiek šeima, tėvai yra užauginę vaikų. Nuo tėtė ir mama. Reiškia, ir nuo kiekvieno, pradedant nuo pirmo vaiko, kad būtų mokama tam tikro pensijos priedas, juntamas priedas, skatinantis priedas, tą, kad šeimos augintų vaikus. Nes mes aiškiai vaizdžiai matom pasaulyje tokią tendenciją, kad daugiausiai... Dar negirdėjau tokios iniciatyvos. Iš esmės, man atrodo, jinai Lietuvoje bent jau pakankamai nauja ir... Žinot, ir pas mus partijai visą laiką atsiranda tokių diskusijų. Tai kaip, reiškia, mokėti priedus tie, kurie yra pakankamai turtingi, galbūt tas vaikas, reiškia, nelabai geras užaugo, gal, reiškia, nedaug dievė čia, reiškia, šito pasinaudos kokie migrantų milžiniškos gausios šeimos ir nebus pasiekti tie dalykai, bet mes galvojam, kad pati idėja turėtų būti labai svarbi, nes jinai atspindi pagrindinį dalyką, kaip, reiškia, pasaulio valstybėse gimsta vaikų daugiau. Nes tautos išlikimui. Žiūrėkit, tautos, kurios gyvena sunkiai, kur yra skurdžiai gyvena, kur tėvai priversti galvoti apie savo ateitį, reiškia, ten tų vaikų gimsta daug. Gimstamumas musulmoniškos, Afrikos valstybės, o ten, kur tautos pradeda gyventi gerai, reiškia, ten kaip tik, reiškia, tada tėvai pradeda galvoti apie tai, kad jie... Apie save. Iš esmės taip, apie save. Tai natūralu yra, žmogus ir linkęs. Pramogos, pomėgiai, norime sukurti stimulą, kad žmogus galvotų apie savo ateitį, taip pat, reiškia, ir galvodamas apie savo pensiją, kad iš tikrųjų tai, reiškia, tau ir tavo ateitis aprūpinta senatvė, dabar senatvė aprūpinta, ar tų vaikų daug turės ar mažai, praktiškai nelabai priklauso.
Visiškai nepriklauso. O ta proga aš čia žengsiu, kadangi jau atėjom prie diskusijos apie pensijas, sakykime, kaip po tokią temą, tai ir regionų partijos iniciatyvas, kaip galima būtų sprendžiant ir demografinės situacijos, motyvuoti žmonės priedais prie pensijų, tai tikrai labai įdomus pasiūlymas. Ir klausimas, kartu su Laima Mogenienė, Jonas Pinskus, regionų frakcijos nariai Seime, čia rugsėjo 10 startavus sesijai, registruoja, teikia įstatymų pataisą, siūlo politinėms jėgoms, nelaukiant rinkimų, nelaukiant, kol atsinaujins parlamentas, spręsti itin aktualią pensinio amžiaus žmonėm problemą. Tai yra, išlaisvinti juos iš antrosios pakopos privačių pensijų fondų gniaužtų, į kuriuos buvo įvilioti, kiti ir netgi nežinojo, kad ten atsidūrė, nes ten nepastebėjo pranešimų savo laiku, kiti jaučiasi apgaulę, tam tikrą prasme įvilioti, o kiti nesuprato, kur jie čia pateko. Panašiai ir dabar situacija tokia, jie atsimti pinigų negali, arba jiems siūlo atsimti tik tai labai tam tikrą dalį. Konstitucinis, kad taip iš dalies tai jų pinigai, bet tik tai išskirtiniais atvejais Lietuvos regionų partija siūlo iniciatyvą leisti išlaisvinti žmonės iš tų gniaužtų, kiek jau sukaupė, turi teisę atėjus pensiniam amžiui atsimti be baudų, be mokesčių visus sukauptus pinigus, pasitikint žmonėmis ir jiems leisti nuspręsti, kur jie nori išleisti, ar savo sveikatai, ar savo anūkams, ar vaikams padėti, ar nežinau, kur jie be nuspręstų. Valdžia sako, žmonės kvaili maždaug išleis, prisipirks ir čia viskas bus blogai, nors tokiu būdu iš tikrųjų tiesiog atstovauja privačių pensijų fondų interesus. Kaip jūs matote šito klausimą, jo sprendimą? Ne, tai čia, pasakyčiau, gana bendra partijos pozicija. Iš tikrųjų, varyti su geležinio šluota žmogui laimę pats blogiausias dalykas yra. Mes gyvenam tokioje santvarkai, kuri varė visus į begalinę laimę, per kančias ir vargus, reiškia, ir per prievartą, žadėdama visiems gerą gyvenimą. Tai užtenka šito dalyko, manau, kad jau visi yra to pakankamai atsikandę. Dėlė tam tikri recidyvai lieka ir, sakykime, tą žmogui pasirūpinti senatvę tokiu būdu, kad mes dabar tave kažkiek tai pašefuosim, duosim iš valstybės biudžeto pinigų, dalį, reiškia, tu pats mokėsi pinigų ir tos pinigus gink Dieve nepaim, kol tau neateis laikas. Betgi žmogus mato, ateina laikas, tai jisai gauna kelis eurus prie tos pensijos priedo, tai jokingas. Tikrai apie jokią orų priedą. 8, 30, 60 eurų. Tai čia dar daug, 60. Tai čia jau maksimumas. 20-30. Taip, bet tai kam žmogui tokia pensija? O pinigų jam, sakykime, jūs kalbėjote, dantys remontas, sveikata, dar kažkas, žmogusgi to dalyko iki galo nesupranta, kodėl jisai tai. Bet yra kita pusė, yra tie, kurie tos fondus valdo. Yra tos fondus, kurios iš esmės be administruodami pravalgo administraciniais mokesčiais. O tai štai šitie valstybės spaudžia iš paskutinių, neleiskite iš mūsų tų pinigų atsiimti, mesgi liksim be nieko. Bet atsiprašau, kur tada atitinka tie principai, kuriuose mūsų valstybė gyvena? Kur konkurencija tarp fondų? Ne, jokios konkurencijos. Tave įrašė atsitiktinai vieną fondą, tai tu ir lauk, kaip tas fondas. Ar jisai tvarkysis gerai, tvarkysis blogai, liksi. Tai man atrodo, kad čia yra visiškai netinkamas, reiškia, mechanizmas sukurtas, nepragalvotas ir dėl to paprasčiausias dalykas būtų, kad vis dėlto padaryti, kaip žmonės ir konstitucija numatyta, kad turi patys laisvę rūpintis dėl savo likimo, o valstybė tik tai sudaro prielaidas tom rūpintis. O jokių būdų nespaudžia prievartą, kad tu būtinai būk toks laimingas, kad senatvėje tau, reiškia, ta pensija padidės 6 ar Pasitikit žmonėmis, jų pasirinkimu. Reikia pasitikėti. Jeigu žmogus skaičiuoja ir galų gale turi būti pasirinkimas. Žmogus, jeigu laiko, kad jam tas priedas tikrai reikalingas, kad jis tas priedas žmogui duos, tegu jis lieka, bet jeigu neduos, jeigu tas administratorius, kuris tos fondus valdo, pralošia pinigus, turim istoriją, dar kažkaip, tai žmogus... Nepraloši, tiesą sakant, tiek nepraloši, ten paaiškės dar matyti, kur jie išplaukė tie pinigai, bet... Gerai, oficialią versiją maždaug tokia dėsto, reiškia, kad jie tas fondus prikišo nagus, reiškia. Bet tada žmogus, tai ką, jisai turi kentėti, reiškia, jeigu jį ten kompiuterį atsitiktinai užrašė kažkur. Tai už tai ir yra toks įstatymo projektas, kad
baigim šito žaidimus, tegu žmonės, estai tą padarė, ir kitos kai kurios valstybės padarė. Nu, mato, kad tie fondai neturi konkurencijos, nevykdo tų planų, kurie buvo galvojama, tų tikslų visiškai nepasiekia, tai nereikia žmonės spausti per jėgą į laimę. Ir čia toks paprastas įstatymas. Ir mes tikrai palaikom šitą idėją ir aš manau, kad didelė dalis žmonių palaiko irgi. Tai mes ją inicijuojam, netgi sakyčiau, taip. Nes tiek Laimo Gynėja, tiek Jonas Pinskus buvo flagmanai būtent dabar teikti ir dabar kviesti bet čia matot, mūsų dabartinės valdančiosios daugumos turbūt didžiausia problema yra, kad jie nori žmonėms gerą daryti, būti geri, iš esmės šiek tiek prie prievartą, šiek tiek spausdami, arogantiškai įsivaizduodami, kad jie už viską geriau žino. Bet Zenonai, tai taip netoli tas momentas, kad jeigu jau taip jau valdantieji konservatoriai, liberalai už viską geriau žino už žmonės, tai tuoj bus, pasakys, žinot, jūs blogai renkatės per rinkimus. Jūs tokių nesąmonių pridarot, prirenkat, mes atimk babos pasą, čia ta legenda, mes už jūs pabalsuosim geriau. Babos pasas, tai čia yra Lenkų liberalų šūkis, reiškia. Atimk babos pasą, kad nedink dievė, jie ten nenubalsuotų tą babą, reiškia, už savo, reiškia, ką jinai nori. Bet pas mus dėja toksai mąstymas yra, man regis, kai kuriem valdantiesiem ėjęs į kraują. Jie tiesiog neįsivaizduoja. Ir yra planuojama beje šitoj sesijoje šito įstatymo pataisa, bet kiek sakė Čmilytė, Seimo pirmininkė liberalė, tai bus tik tai atliepta į Konstitucinio teismo šitą paragrafą, kad išskirtiniais atvejais turi būti suteikta galimybė, kai žmogus miršta maždaug prie mirties, yra ypatingais atvejais. Tai matyt tik tiek ryšis šitas Seimas ir to tikrai nepakaks ir ta problema nebus išspręsta, tik dar labiau užaštrės. Čia vėlgi bendra mūsų valdančiųjų problema, dabartinių ypač, apie tai, kad jeigu kokie yra, pasakoma, kad tam tikrie apribojimas įžvelgti tą reikia, tai pas mus padaroma tas atsižvelgimas ant tiek, dar 3 kartus, 4 kartus susiaurinant, kad iš viso tos išvelgimo nelieka nei ragų, nei nagų. Reiškia, ten daug, aš galiu papasakoti visokiausių tų dalykų, kaip dėl duomenų apsaugos ir dar, dabar gyvas pavyzdys, Žemės ūkio ministras pasikeitė. Atėjo tiesa konservatorius, bet ministras pats ūkininkaujantis, čia reikia šiek tiek ir pagirimo žodį. Tarsi norėtųsi, taip. Aš manau, būkim objektyvus, pasakykim, kad atėjo žmogus, jisai iš karto pamatė, kad, reiškia, yra krūva visokiausių draudimų, formalių dalykų, klausimas kuriuos panaikino. Aha. Anas ministras reikia jokių būdų, Dieve mano, pasaulio pabaiga, panaikinsim, čia kvailytie žemdirbiai, reiškia, pradės to žymėto benzinų, nežinau ką, prekiauti ar dar kažką daryti. Važinėt, pramogauti. Pramogauti, reiškia, įsakyta, lyg tai jam tas labiausiai rūpėtų. Lenktyniauti su traktoriais laisvalaikį. Galų gale svarbiausias Lietuvos žemės ūkio uždavinys pelkių masyvus padidinti, reiškia, dar kažką tokio. Nendrinukės išsaugoti. Bet ne žemės ūkio kelti, žemdirbiams pasirūpinti, kad žemdirbiai išmokas gautų lygės taip, kaip buvo sudėrėta stojant į Europos Sąjungą su kitais, reiškia, kitų valstybių žemdirbiais. Ne, svarbiausias dalykas, aišku, yra ta, ką dabar aš sakau, nendrinukės, pelkės ir kiek galima daugiau draudimų. Dabar juos atsisako ir jų neliko. Lygiai tas pats ir daugybė kitų sričių, tų visokiausių draudimų, draudimėlių, apribojimų, to biurokratizmo, smulkmeniškos tokios priežiūros pas mus atsirado jau pernelyg daug. Ir netgi dar daugiau atsitinka taip, kad ir patys Seimo nariai pradeda nuo jų kentėti, bet jie turbūt vis dėlto pasirenka, geriau mes pakenčiam, geriau ten, kaip sakant, visą kitą, bet, reiškia, tos apribojimus visokiausios sąlyginės palieka. Dar niekam tokio klausimų neuždaviau, bet pagalvojau, o apie Seimo narius ir jų kentėjimą ir apribojimus visokius kalbant, o nemanot, kad būtų logiška tam tikrais visais atvejais, kai vyksta apkalta, aš kalbu apie bet kurį atvejį, bet kurį, nuo Lino Karaliaus, senųjų Sacharuko iki dabar, nežinau, Petro ar Remigijaus. Seimo nariui pradėjus apkaltą, jis neturi galėti pasitraukti iš Seimo nario pozicijos, taip išsaugodamas visas galimybės toliau
toliau veikti politikoje, nes tai diskredituoja pačią, arba tada iš viso baigti su tom apkaltos procedūrom, tai tada jų tiesiog teismas konstitucijos pasako, Seimas pasako supratom ir tęsiam toliau darbą, nes dabar tai kažkoks tai toks nesusipratimas, tiek Basčio atveju, tiek daugybės kitų atvejų. Iš tikrųjų, čia yra. Jūs ir rinkimų komisijos ilgametis vadovas. Ne, šitą problemą man labai gerai žinoma ir iš tikrųjų man kelia nuostabą. Aš galiu pasakyti, kad daugiau yra dalykų, kurie kelia didžiulę nuostabą ir dabar rinkimų kodekse yra pridaryta įvairių tokių dalykų. Pavyzdžiui, niekas nelabai įsivaizduoja, galbūt numoja ranką. Mes vieną kartą buvom pakėlę tą problemą, reiškia, kad yra, sakykime, negalima apskūsti Seimo rinkimų rezultatų po rinkimų rezultatų paskelbimo niekam. Įsivaizduojat, Europos parlamento rinkimus yra vyriausias administracinis teismas, o pavyzdžiui Seimo rinkimus, tai kad apskūs Seimo rinkimų rezultatus, o dabar ateityje toksai dalykas egzistuoja, reikės gauti palaikymą tam apskundimui prezidento arba viso Seimo. Tai mano supratimu, anksčiau įstatėme mes turėjom normą. Reiškia, kad jeigu šitaip atsitinka, kažkas nori apskųsti rezultatus konstituciniam teismui, kaip numato konstitucija, tai prezidentas automatiškai yra įstatymu pavesta jam, kad jisai perduoda konstituciniam teismui tą prašymą nesigilintamas. Pagrįstas, nepagrįstas, išsigalvotas. Turi pareigą tiesiog. Tiesiog pareigą. O konstitucinis teismas šiuo atveju tiesiog, reiškia, jau iš esmės ir sprendžia tą bylą. Kaip ir turi būti, nes konstitucija garantuoja, kad kiekvienas žmogus, Lietuvos pilietis, turi teisę kreiptis į Seimą. O dabar padaryta į teismą, atsiprašau. Į teismą pas mus pasirodo Seimo rinkimų kandidatas gali kreiptis tik tuo atveju, kada, reiškia, prezidentas nusprendžia, kad jis turi pagrindą. Mes jau turime ir pavyzdžių praeitoje kadencijoje. Kodėl? Todėl, kad atsirado pas mus teisininkų, kurie laikosi, sakykime, raidės iš kitos srities ir pasako, įsivaizduot, mes prezidentui padarom pašininko vaidmenį, kaip jūs sakote. Tai yra raštu surašyta. Negali, prezidentas turi turėti valios, o kaip tada rinkėjas gali kreiptis? Tai reikia pakeisti konstituciją. Bet konstitucija taip ir lieka nekeičiama niekiek, o dabartiniu metu sudaroma, mano supratimu, gana pavojinga situacija, kuri iš esmės daro Lietuvoje tam tikrą problemą. Įsivaizduoti, jeigu mes turėsim kokį tai prezidentą, kuris sugalvos, kad jam neapsimoka jokių būdų kreiptis, Seimas irgi, reiškia, turės tokią daugumą, tai mes turėsim didžiulę problemą, kad rinkimų rezultatai absoliučiai bus priklausomi vien tik nuo vyriausios rinkimų komisijos nariai, net jeigu būtų patys kokie grubiausia padaryti. Gerai, o apie apkaltą kalbant. Ir apie apkaltą ta pati situacija. Aš nežinau, kodėl, reiškia, pas mus ta norma taip įvesta ir palieka kad gali pabėgti. Didžiulis. Anksčiau buvo taip, kad po apkaltos, reiškia, nebuvo jokių pasiekmių, kada Paksas prarado prezidento postą, tai iš tikrųjų buvo jo komandos tokia idėja, tai jis dar kartą pakandidatuosiu į tos prezidentus ir aš ko gero gal liuosiu laimėti tos rinkimus. Tai tada atsirado ta norma. Ribojimas iki gyvos galvos? Ne, iš pradžio atsirado ten tam tikras 5 metai ribojimas, tada Konstitucinis teismas pasakė, kad turi būti ribojimas iki begalybės, iki gyvos galvos. Teisingai. Ir po to, reiškia, jisai Europą pasisakė, kad vis dėlto turėtų būti tam tikras baigtinis terminuotas ribojimas, tada ilgą laiką nagrinėja, kiek tai metų turėtų būti, galų gale apsistojant 10. Mano supratimui logiškiausiai būtų, kad jeigu jau Konstitucinis teismas priima sprendimą, čia irgi turėtų būti tam tikras ribojimas. Žiūrėkit, kandidatas jau mato, kad visiškai beviltiška situacija, bet dabar iki pat balsavimo, iki posėdžio pradžios, jisai dar gali pakelti ranką, sakyti, viskas, aš matau, kad pralošiu, išleiskit mane. Tai aš manau, kad... Kaip ir bet kuriam teisme sakytų, gerai, aš išeinu, nebedalyvauju, tai tvarkoju, tai pasiekmių nėra tau. Aš prisipažįstu, kad kaltas, aš pasitraukiu ir man baudžiamosios atsakomybės nebėra. Aš manau, kad čia šiuo atveju, ko gero, nežinau. Arba tada, reiškia, jeigu kandidatas, Seimo narys pasitraukia po to, kada Konstitucinis teismas priima, reiškia, tą apkaltą, tai jam 5 metai, reiškia, po Seimo balsavimo 10 metų, arba kažkoks laikas, arba, reiškia, yra ir kiti variantai. Gerbiamas Zenonai, esate vienas, kaip ir sakėt, iš autorių programos, regionų partijos rinkimų programos grupės vadovas, rengimo programos. Viena iš, nežinau, kaip čia pasakyti,
centrinių ašių, kamienas, ant kurio laikosi galbūt ir kiti programiniai punktai, yra visiškai naujas, unikalus ir tikrai kitų partijų nei siūlomas, nei atlieptas įsipareigojimas. Ir taip pat, kiek suprantu, jis prezidento palaikymą turės, nes rugsėjo 18 berods regionų konferencija organizuojama prezidentūros didžiulė vyks, visi jaučia, mato, atsakingi politikai, turintys socialinės empatijos, sakykime, politikai mato, kad regioninė atskirtis yra problema numeris 1 arba top 3 tarp didžiausių problemų Lietuvoje. Iš to kyla viskas, ten švietimo, medicinos, kelių ir visos problemos, su kuriuom kiekvieną dieną susiduria visi Lietuvos žmonės. Ir regionų partija siūlo būtent visų šitų problemų sprendimui, regioninės atskirties problemų sprendimui įsteigti regionų reikalų ministeriją vietoje energetikos ministerijos, kas reiškia, kad didelių resursų, tam administracinių ar lėšų nebus. Ministerijos skaičius lieka tas pats. Taip, skaičius tas. Ar galite plačiau papasakoti rinkėjams, žiūrovom, kas yra to siūlymo esmė? Žiūrėkit, įvairios partijos siūlo regionus, svarbą duoti, auginti, lyginti ir visą kitą, bet toliau šito pasiūlymo, atvirai pasakė, aš nelabai mačiau, kokie tai būtų variantai. Tai vienas iš pasiūlymų yra tai, kad vystyti pas mus regionuose ir pramonę, ir svarbiausia kelius statyti, nes mes galvojam, kad kelių tinklą išplės panašiai kaip išplėtė Lenkija ir patai reiškia pasiekti, kad įvairiuose regionuose atsirastų patrauklus gyvenimas. Labai svarbus dalykas, ypač kada žmonių tų pamažėja, kada atsiranda geras susiekimas. Lenkija turėjo neseniai pačius prasčiausius kelius. Taip, esam patyrę, matyti dabar daugelis. Atvirkščiai, tai visi patyrė. Turėjome iš Lietuvos, bet Lenkija dabar turi pačius geriausius kelius. Ir pažiūrėkit, Lenkams tie keliai daug atnešė netikėtai daug. Pridėtinių verčių. Pridėtinės vertės palyginus su tą, kaip mes net negalim įsivaizduoti, pasirodo, kad tie keliai padaro trumpus atstumus, pasisiekimus ir visą kitą. Tai čia vienas variantas, tas kelių išvystymas, negailint tam pinigų, negailint lėšų, įtikintis iš to, kad bus labai didelis, kaip sakant, grąža. Antras dalykas, iš tikrųjų mes matom, kad dabartiniai regionų klausimai yra pavesti spręsti vidaus reikalų ministerijai, ir ten yra sukurtas departamentas nuo labai senų laikų, bet vidaus reikalų ministerija turi pakankamai daug visokiausių rūpesčių, aš tikrai nesusiteikęs kritikuoti ministrės šiuo atveju, bet jei ta, mano supratimu, prie visų tų pasienio reikalų, policijos reikalų, patikėkit, vidaus reikalų ministerijos regionai, tai įrodyti yra praktiškai. Neseniai vyko valstybės kontrolės departamento tyrimas pasibaigė ir jie ką nustatė. Pasirodo, 1,5 metų užtempė tą ministeriją Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo programą. Regionams būtent, tai pasirodo negalėjo, reiškia, pasirūpinti, kad būtų ryšys su savivaldybėm, kad kultūros reikia, savivaldybių poreikiai yra. Sukūrė kažkokius tokius dalykus, savivaldybė sako, mums to nereikia, 1,5 metų užtęsė, vadinasi, atėmė laiką, pinigai stovi, pinigai nepanaudojami ir akivaizdžiai tai ne vienintelis klausimas, kur regionai turi... Kenčia dėl tokių... Taip, jos, reiškia, užspausti regionai. Aš jau nekalbu apie savivaldybių, reiškia, ten nepriklausomai, čia kitas dar vienas iš tų stambiausių banginių, ant kurios stovi šitas būtent regionų problemų sprendimas. Tai, kaip mes minėjome, ministerija, keliai, yra dar trečias savivaldybių savarankiškumas. Jūs galvojat, kad savivaldybės pas mus turi save valdo, velnijos nevaldo. Živilės Pinskuvienė savivaldybė visai kartais ir parodo savo situaciją. Jam iš karto sako, kad jie bent stato į vietą. Iš karto stato į vietą, yra valstybės kontrolierius, yra... Jau užsiundytas, taip. Bet valdo ką, reiškia, paimkit savivaldybę. Savivaldybė, aišku, vienas dalykas prasiplėtė tą galimybę, čia siūlymas iš senesnio, reiškia, savivaldybės merų rinkimai. Iš tikrųjų, tai kad dabar
ir merai renkami pačių savivaldybės gyventojų, suteikia jiems didelį svorį, ir tikrai valdymas savivaldybių pagerėjo, nors konservatoriai, kurdami tą įstatymą, pasirūpino, kad savivaldybės būtų merai apkrauti visokiais smulkmeniškais darbais. Savivaldybės meras išvestas iš tarybos, jisai posėdžiauja, bet klausimų ten, reiškia, gali užduoti, bet balsuoti neturi teisės, ten daugiau kitokių įvairių dalykų padaryta yra, kad merai per daug tos galios neturėtų, bet savivaldybės meras biudžetą planuoja kiek iš savo? 15% jis laisvas, nes visa kita, reiškia, yra sureglamentuota ant detalių. Ar jisai gali spręsti, kaip mokymo procesas turi vykti? Jisai atsako lyg tai, ar jis atsako iš sveikatą, kas nustato, kiek mokykloje gali savivaldybė turėti klasėje mokinių? Jeigu tai privati mokykla, nustato pačios privačios mokyklos direktorius pagal finansinės galimybės. Dabar ministerija. Kad ministerija Vilniui nusprendė, kad vienodai, reiškia, ir Klaipėdai, ir Vilniui, ir pačiam kaimeliui 21. Kodėl 21? Nu, nežinau, gal toks žaidimas korto pas jos pasitaikė, kai jie tą planą kūrė. Tai kodėl, reiškia, savivaldybė yra šitaip sureglamentuota, kiek savivaldybė gali turėti mero pavaduotojų, kaip jūs galvojate? O tiek, kiek Vilnius nustatys įstatymai. Nei daugiau, nei mažiau. Reiškia, negali turėti, reiškia, nieko. Viskas absoliučiai ant tiek smulkiai sureglamentuota. Aš žinau, kad šitą klausimą yra svarstyti. Bet čia lygiai tas pats, kaip valdžios požiūris dėl antros pakopos, kad žmonės kvaili blogai nuspręs, tai lygiai taip pat centrinės valdžios požiūris, savivaldybės lygio politikai kuo mažiau jiems palikti spręsti, nes jie nežino, neišmano tamsą rajono kaimus. Taip, jie tik tai svajoja, kaip padaryti blogiau, kaip, reiškia, centriniai valdžiai kažką sugadinti. Nu tai suprantama, reiškia, ta centrinė valdžia iš tikrųjų jaučiasi labai nepatogiai, kada mato bet kokį savivaldybės savarankiškumą. Bet savivaldybė neturi teisės spręsti, viskas iš esmės didžioji dalis primetama iš Vilniaus. Dar porą klausimų aptart norėčiau. Kelmės Šilalės vienmandatė apygarda. Vis tiek, kiekvieno vienmandatiko apsisprendimas dalyvauti vienmandatė yra tam tikras, mūšis, nežinau, dvikova, devinkovė, priklauso nuo tiek, kiek kandidatų, bet aišku, dažnai tų potencialių nėra tiek daug. Jūsų apygarda, kodėl būtent ta apygarda, kokią specifiką, problemų, galbūt labiausiai didžiausių skaudulių ten matote? Nu, matot, aš 23 su viršum metus buvau ištrauktas iš politikos, visai nuošaliai paliktas, nors aišku, atidžiai galėjo stebėti. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas neturi teisės ir aš tikrai tos principo laikiausi, kištis į jokią politiką, dalinti politikam patarimus ar kaip nors dalyvauti politinėje veikloje. Kelmė kodėl? Kelmė mano gimtinė yra, ten aš gimiau. Tas jau tiesą sakant buvo labai seniai ir išvažiavau iš ten labai jau mažas būdamas, 6 metukų, netgi mokyklos dar nepradėjau lankyti, buvo Radviliškis, po to Vilniaus universitetas ir taip toliau. Nu, biografiją, sakyčiau, pragyvenau tikrai įdomią, sukaupiau patirtį irgi tikrai nemažą ir anais laikais ir ypač dabar, esant laisvai Lietuvai, turiu ir tarptautinę patirtį ir Kelmė galbūt dėl to pasirinkta, kad tai artimiausias man rajonas, būtent pagal tai, kad čia yra mano gimtinė. Kitas dalykas yra tai, kad vienmandatės apygardos turi savo specifiką. Mano supratimu, ten vienas iš konkurentų pačių stipriausių mano vertinimų yra turbūt Žemaitaitis, jisai ten eina ne pirmą kartą. Taip. Ir ko gero jisai turi rinkėjams tam tikrą žavesį, nors per daugelį metų aš negaliu taip surasti, ką jisai tai Kelmės savivaldybės, kokių klausimų. Daug kas sako, naujas politikas, nauja jėga, bet 4 kadencijos jau. Tai iš tikrųjų yra didelė problema, kiek aš suprantu, ten tas primetimas dabar yra, jūs įsivaizduojate, Kelmė, reiškia, Dubysa, labai gražus kraštas, tikrai toksai Lietuvos galėtų būti rekreacinis, galbūt, reiškia, išvysčius kelius Tytuvėnai kultūros centras, labai, tiesa, apygarda Tytuvėnai išplėšta ir Radviliškai atiduota. Čia pas mūsų tos vienmandatės apygardos turi tos problemas, kad čia dėl emigracijos, dėl demografijos pokyčio, taip. Reiškia, įkurti ant vėjo malūnų pagrindinę energetinę tokią bazę, tai man atrodo, ką dabar Žemaitaičio partiečiai ten siūlo padaryti, yra viena iš didžiausių mano galvo problemų. Vėjo malūnai, kaip tai būtų, elektros. Bet ten, žinot, nuo
pakso laikų jų visa ta kompanija gyvena iš tų projektų ir iš tų vėjo jėgainių ir Stumbras, Paksaitės, pakso žentas valdo vėjo jėgainių parkus ir taip toliau. Tai čia ta linija didelio intereso finansinio ir atsivėja tas šešėlis, matyt, pakso partijos Žemaitaitį per būtent vėjo jėgainių parkus. Tai žinoma, tam tikras sąsajos be jokios abejonės yra, bet kaip tiem žmonėms galvoti toliau gyventi. Nu, jeigu ten tų vėjo jėgainių bus pristatyta tiek, kad tas, reiškia, juk poveikis nėra vien tik tai geras, vien tik elektros gamyba. Yra dėja vėjo jėgainės lydimos ir kitų. Todėl Širvintose rajono Širvintai atsisakė. Nu, įsivaizduokit, reiškia, ten tuose kai kuriuose Širvintų rajonuose, reiškia, sukurti vėjo parkus, tai tada ką ten veikti, reiškia, turistams. Arba net ir gyventojams apsunkina ūkinę veiklą ir tiesiog gyvenimo kokybė, kur ten ir triukšmas, ir šviesos tarša, judesio tarša. Nu, kiekvienas ūkininkas, kada šalia jo atsiranda jėgainė, gauna pranešimą, kad jūsų, reiškia, veikla tam tikra prasme yra ribojama, kad gink Dieve, jau tavo jinai nepakenktų tas jėgainės veikimui. O ten, reiškia, ir ultragarso vibracijos, kurios... Nors tai yra privatus verslas. Privatus verslas, bet dėja kitiems, reiškia, nu, tam tikrą kompensaciją mokama, bet man regis ir perspektyvos nėra pačios aiškiausios. Jeigu energetika toliau plėsis, šviesos energetika, kad dabar saulės, reiškia, taip pat mažųjų brandolinių stočių energetika gali išsiplėsti, tai bus didžiulė problema, kaip tos vėjo malūnus panaikinti. Tai susikausit su Remigijum, žodžiu, vienmandatį. Taip, reikėtų iš tikrųjų dėl tų visų vėjo jėgainių, kiek, reiškia, savivaldybės turėtų vystytis, kokią jos turėtų savarankiškumą, iš tikrųjų, man regis, reikėtų labai rimtai diskutuoti ir, žinoma, rinkėjams valia rinktis, kokį jie norėtų pasirinkti ateities kelią. Pabaigai, kokie svarbiausi jūsų vertinimu, labai trumpai, regionų partijos įsipareigojimai? Net nesakau programiniai punktai, nes tas žodis programa, taip skamba griozdiškai ir dažnai atbaido net ir rinkėjus ir tų programų iš esmės be politologų ir pačių partijų matyt vargu kas skaito, todėl ir klausiu, kokie svarbiausiai Lietuvos regionų partijos įsipareigojimai rinkėjams šiuose rinkimuose? Nu, matot, tie įsipareigojimų vykdymo sėkmė labai priklauso nuo pačių rinkėjų. Kiek jie pasitikės regionų partiją, kiek regionų partija suteiks balsų, kokie suteiks svorį, nuo to irgi priklauso, kiek tai tos įsipareigojimus galima bus įgyvendinti. Na, pirmieji įsipareigojimai, aišku, yra, mes visą laiką pabrėždavom šeimos reikalus, apie tai, kad reikėtų išlaikyti tradicinę šeimą, ją remti, palaikyti. Nu, mes jau kalbėjom apie tai. Taip pat, reiškia, be abejo, labai svarbus įsipareigojimas yra regionai. Tai, kad regiono atskirtis būtų mažinama, kaip ir mažinama atskirtis socialinė tarp žmonių. Irgi labai svarbus dalykas. Aš manyčiau, kad šituos du įsipareigojimus, nu, taip pat, aišku, vystant ekonomiką, kitos yra atraminiai metodai, kaip pasiekti tuos įsipareigojimus, yra patys svarbiausia. Antras dalykas, ką aš manau labai sunku pasiekti, nes įdirbis čia kai kurių yra nemažas ir blogosios tradicijos, tai jie kartais persiduoda, apie tai, kad vis dėlto atsisakyti valstybės valdymą, arogancijos, pasipūtimo, neinformavimo, ką mes dabar sekam, jokių būdų nesisteng žmonėm gėrį padaryti per prievartą. Nu, mes matom, netgi iš tokio, sakykime, bet kurio klausimo, mūsų dabartinė valdžia, aš jau galiu valdyti bet kurį beveik neklausimą, yra stengiamasi padaryti kažkokią tai prievartą. Reiškia, kad mes tą dalyką per jėgą įversim. Aiškinti, suprasti, kaip tas veiksmas vyksta ir apgalvotus tik priims sprendimus. Tai yra pagrindiniai mūsų principai. Gerbiamas Zenonai, dėkoju Jums ir už laidos žiūrovams ir tikiu būsimiems Jūsų rinkėjams skirtą laiką. Esu tikras, kad šis mūsų pokalbis padės rinkėjams apsispręsti ir balsuoti už Jūs artėjančiuose Seimo rinkimuose. Laidoje aktualus pokalbis su Kristupu Krivicku dalyvavo Lietuvos regionų partijos kandidatas į Seimą Zenonas Vaigauskas, kuris kandidatuoja Kelmės Šilalės vienmandatėje apygardoje, taip pat yra įrašytas partijos rinkimų sąraše 5.
numeriu. Linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės. Kviečiu rinkėjus palaikyti Zenoną spalio 13 dieną. Na ir žinoma, raginu visus laidos žiūrovus atiduoti savo balsą už Lietuvos regionų partiją, kurios sąrašo numeris yra 6 ir kurios lyderiai yra itin palankiai visuomenės vertinami politikai Jonas Pinskus ir Živilė Pinskuvienė. Šią aktualių pokalbių laidą vedžiau aš, žurnalistas Kristupas Krivickas. Mane taip pat rasite regionų partijos sąraše, mano numeris 11. Reitinguokite, balsuokite. Lietuvos regionų partija tvirčiausias jūsų pasirinkimas.